Sekusi, pavargusi, nelaiminga. Kodėl? Kodėl taip jautiesi? Taigi, sužinosi šiame laive. Ir kalbėsiu apie labai svarbų momentą, kuris tau galėtų padėti. Taip, atsiprašau, truputėlį išjungsiu čia Facebooką, kad mane trukdytų. Svarbų momentą, kuris tave perkraus ir tu vėl susigrąžinsi savo pilną energiją. Tai truputį, puikiai. Maži nesklandumai prieš einant į tiesioginį eterį, ne? Pasitikrinėjimas. Taigi, brangioji, kodėl tu jautiesi išsekusi? Kodėl tu dabar šiuo metu jautiesi apatiška? Vat kalbu tau. Jeigu tu net po miego atsikeli pavargus, dienos eigoje kažkaip automatu eini per tą dieną, bet tau tai neteikia jokio džiaugsmo, jokio pasitenkinimo ir netgi nenori svajoti ir norėti kažko tai prieki. Kas tai yra? Tai yra tavo vidinis nuovargis. Ir todėl šiandieną kalbėsiu apie poilsį, apie tinkamą poilsį. Ar tu moki ilsėtis? Ir būtent pasirinkau dieną, šiandien yra šeštadienis. Bet atėjo man mintis, reikia padaryti tą temą laivą, nes matau ir savo klientėse, ir savo aplinkoj, kad žmonės tiesiog kažkaip gyvena pilkumoj. Juos jau nebedžiugina. Tiesiog tai, kad jie gyvena. Vakar parašiau labai svarbią temą apie laiką. Gali susirasti mano profilyje laivą ir būsį laivą. Ir dar prieš tai kalbėjau apie kodėl tave dabar tau gyvenime yra daug nenumatytų išlaidų. Čia viskas susiję. Tai, kad iš tavęs išteka gausai resursai. Tai, kad tu nesuvoki laiko vertės ir prasmės ir negali su laiku paremti save ir įgalinti. Ir dabar kalbėsiu apie laiko atkarpą. Tai yra tavo brangioji poilsį. Ir tarkim, dabar yra šeštadienis, sekmadienis. Taip, dabar šiuo metu yra šeštadienis, aš dabar dirbu. Bet aš dirbu tai, kas yra mano pašaukimas, tai, kas yra mano misija. Vadinasi, aš tai darydama nepavargstu, bet pasikraunu. Todėl dabar stabtelk minutėlę ir jeigu tu būtent manęs klausai savaitgalį, kaip tu nuplanausi jį praleisti? Ar tiesiog taip kaip eilinė visą savaitę dirbu ir galvoju, va dar ir šeštadienį sekmadienį dirbsiu, nes ten dirbau darbe, samdomam galbūt darbe ar savo versle, o šiandien aš dirbsiu namuose. Ir kaip aš šitai žiūriu, taip į darbą aš irgi galiu pasižiūrėti kaip į poilsį, mano atveju, aš darau tai, kas man patinka. Ir jeigu tu užduosi intenciją, kad šitą savaitgalį taip aš praleisiu besidarbuodama, bet tai bus mano poilsis. O kada darbas virsta poilsiu? Kai tu moki tai pasižiūrėti adekvačiai, vis tiek tu tą darbą turėsi padaryti ir jį tada darai ne iš kad reikia, o kaip man padaryti, kad tai būtų smagu. Tai brangioji, tai čia dabar toks mažas intarpas, kad netrukdyti tavęs tos, kuriai tai neaktualu ši informacija, kurią išgirsi per šį mano trumpą laivą. Jeigu tu šiuo metu tiesiog nejauti gyvenimo skonį, jautiesi pastrigusi, niekas neįdomu, tiesiog net nejauti jokio džiaugsmo, neturi jokių planų, jokių vilčių, nenori nei kažkur vykti, tiesiog apatiškai kažkaip leidi dienas. Vienas momentas. Kitas momentas, tu esi labai ligota. Kada užpuola ligos, kai vienas dalykas, kai tu nedarai tai, ką turėtum daryti, kitas momentas, kai tu nemoki ilsėtis. Ir poilsis, pagrindinis mūsų poilsis yra naktį. Nu čia tas fizinis, sakykime taip, pagal mūsų kūno struktūrą, pagal mūsų psichiką mes turime ilsėtis naktį. Moteris turėtų ilsėtis nuo 6 iki 8 valandų. Mažiausiai, jeigu jos giliai miega, joms užteks 6 valandų, bet šiaip, jeigu jos tiesiog įprastai, taip kaip ten jom gaunasi paviršutiniškai, tuomet reikia 8 valandų. Na, aš jau nepasakosiu, kada gulti, kada keltis. Aš manau, kad jūs tai žinote. Tik vieną momentą paminėsiu. Iš savo patirties. Ir čia patraukiam visus vyturius, visas pelėdas. Tai yra tiesiog programos. Mes galim save persiūti, perkeisti. Ir jeigu jūs išmoktumėte atsikelti 5-6 valandą ryto, natūraliai, be žadintuvo,
jūs būtumėt pailsėjusi labiau, negu kad atsikeldama 8 val. Ryto. Na, tik tai nekalbu, jeigu yra išaktis, jeigu tu atsigulė 2-3 val. Nakties, na, tuomet taip kūnui reikia pailsėti, bet jeigu tu atsigulė 10 ir dar vartais iki 8 ar 9 lovai, tiesiog visa tavo diena, tuomet, kuomet tu atsikelsi, bus, kaip pasakyti, nepilnai išnaudota. Tu nebūsi pilname pajėgume, taigi apie poilsį. Vienas momentas. Labai svarbu tavo gilus miegas. Įsivertink, kaip tu miegi. Jeigu tu šiuo metu esi tokia be jėgų, be energijos, išsekusi, turi lėtinių ligų, pagalvok, kaip tu miegi. Ir ypač jeigu tu esi tame periode, kai, jau čia galima sakyti nuo 40, kai pas moteris pradeda kisti hormoninis fonas, kai ateina kitas etapas, tuomet taip, mes jau ir prisiklausę, kad taip turi būti, ai, čia nemiga yra normalu, kai aš kažkada nuėjau, kai tie procesai pas mane prasidėjo pas savo ginekologę ir jinai man sako, tai ko tu nori, brangioji. Taip, sveika Dovilė, dėkoju už reakcijas. Ko tu nori, juk tau jau tiek metų viskas, čia maždaug tas pats, kaip mano tėveliai nueina pas medikus ir paklausia, kiek jums metų, jie nueina kažko pasiskūsti, na, nepasiskūsti, paprašyti patarimo, pažiūrėkit maždaug į pasą ir ruoškitės išeiti. Na, čia toks požiūris, bet nesvarbu, kiek tau metų, ar tau 30, ar tau 40, ar tau 80, tu gali būti pilnai energinga ir gyventi su džiaugsmu. Nes apie ką aš esu, taip? Mano ženklas, mano vardas Lina Lasyras, dabar aš tiesiog išsigrinau, kad aš esu apie fizinę ir emocinę sveikatą. Ir neatskiriu, mes pripratę rūpintis tik savo fizinę sveikatą. Brangiai, numeris 1 yra mūsų emocinė sveikata. Bet daugumai įsivaizduoja, kad emocinė sveikata tai yra meditacijos, tai yra kažkoks sąmoningas nušvitimas. Ne, tai yra tavo būsena. Kaip tu jautiesi dabar, kaip tu jautiesi kitą akimirką ir kaip tu jautiesi netgi tuo met, kai kitavęs ateina emocijos, kurios ateis. Mes vengiam kartais ir liūdesio, ir nerimo, mes nuo to bėgam pykčio, bet jeigu mes mokėtumėm tas emocijas išgyventi ir suprasti, kad tai irgi mūsų dalis, ir mes jas apkabintumėm ir išjaustumėm, tada ta emocija truktų labai labai trumpai. Mes to mokinamės su mano, tiesiog jau su klientėm, per sesijas mokinamės. Bet dabar aš jums duodu taškus, kad jūs susidėliotumėt, kad žinotumėt, su kuo jums reikia dirbti. Taip. Taigi grįžtam prie poilsio. Jau kalbėjau apie nakties poilsis, koks yra svarbus. Tai yra apie gilų miegą. Giliam miegui taip yra dabar yra priemonių, bet tai yra tikrai ne antidepresantai ir nemigdomieji, kurie yra poliklinikose skiriami, kad įsigytumėt vaistinėse. Prie jų yra priprantama. Tai yra labai baisus dalykai, na, bet taip, tiesiog taip mokslas taip mus migdo. Ar ne, yra kiti būdai, yra alternatyvos priemonės, su kuriam tu gali giliai miegoti ir visiškai sveikai. Tai jeigu tau aktualu nemiga, tiesiog dabar apie tai net tam tema, tiesiog parašyk man po postų, nemiga arba parašyk man asmeniškai. Pasikalbėsim apie tai. Einam prie poilsio. Apie naktinį truputėlį apžvelgiau. Gilus miegas, visos fazės, visos stadijos, nes pasikartosiu, buvau postą dar parašiusi, kad jeigu tu nemiegotum giliai, iš vis jeigu aplamai jų priimam sąlygą paviršutiniškai, tu išprotėtum. Taip, tavo psichika neatlaikytų, nes kas vyksta naktį tavo psichika atsistato, restartuoja, persikrūna, valosi tavo visi tie įvykiai, kuriuos tu patyrei dienos metu. Jie tiesiog išsinulino, neutralizuojasi. Ir dabar einam prie jūsų dienos brangiosios. Taigi šeštadienis, sekmadienis, poilsis. Ar numatei bent vieną, gal neįvardinsiu procedūrą būtų tobula, masažas kažkas, bet kažką, kas tau yra miela. Ar paskaityti knygą, ar pažiūrėti galbūt ne tavo mėgstamą, ten kažkokią laidą ar filmą, bet kad tai tave įkvėptų. Ne tai, kad aš gyvenu kitų gyvenimų serialą žiūriu ir negaliu sustoti ir žiūriu 2 paras. Bet tai, kas tave, gal kažkokie mokymai, kas tave įkvėptų, pakeltų, emociškai pakeltų. Bent vieną dalyką, šeštadienį arba sekmadienį. Ir būtų tobula, jeigu tu savaitgalį, jeigu tavo poilsio dienos savaitgalį, bent pusę dienos skirtumo aplamai nieko neveikti. Tas nieko neveikti, tai nereiškia, kad gulėti sofoje, nors galbūt ir tai, sofoje su knyga. Bet jeigu tu skirtum aktyviam poilsiui, išeiti, pasivaikščioti, kuo daugiau judėti. Nes
žmogus dažniausiai įsivaizduoja, kad poilsis tai yra gulėti lovoje. Tiesiog gulėti lovoje. Arba būti namuose. Brangiosios. Tikras poilsis yra aktyvus poilsis. Nes didžioji dalis žmonių dabar tiesiog jūsų darbai yra sėdim. Sėdim. Taip, sėdim. Jeigu nebent jūs ten kažkur salės darbuotojai, tai taip, jūs daug judat. Didžioji dalis sėdi ir sėdi prie kompiuterių. Įtemptas ir žvilgsnis ir sustingęs jūsų kūnas. Vadinasi, jeigu aš susiplanuočiau bent jau pasivaikščioti, tai būtų labai didelis postūmis į tavo tikrą poilsį. Taip? Ir jeigu tu nusimatai poilsį, uždėk ketinimą. Taip, aš einu dabar aktyviai ilsėtis. Tai per savo psichiką tu duodi komandą, kad protas suprastų dar daugiau tai įvertintų kaip poilsį, nes mes savo protą programuojam pačios. Ir jeigu leidžiam jam nesąmoningai suprasti, suvokti tai, ką mes darom, tai jis tiesiog pagal jūsų patirtis suvokia tai, ką jūs daro. Bet jeigu jūs prieš skaitydama knygą arba prieš kažkokias treniruotės, jeigu jūs einat į sporto salę ar šokat, va dabar mano kūnas ilsėsis nuo nereikalingų minčių. Ir galite net uždėti tokią programą, kad kai aš šoku, tarkim, jeigu šoku ar kažkur, ar namuose pasileidus muziką, aš dabar iššoku savo stresą. Padarykit jungtį. Ir jau kai šokat ir įsivaizduokit, kad jūs iššokat savo, iškratot iš savęs, įsipurtot savo stresą. Jeigu jūs piešit, vėlgi, pasakykit savo, dabar aš išpiešiu savo, tai kas tau nepatinka, ne? Nerimą, nuovargį, apatiją kažkokią, nenorą gal netgi gyventi būna ir tokių klienčių iki manęs ateina. Tai brangioji, grįžtam prie poilsio, tai yra labai svarbu, kad jisai būtų sąmoningas. Paminėjau, nakties poilsis ir dienos aktyvus poilsis. Netgi jeigu tu ir tvarkaisi namus, bet jeigu tu tai darai nenorėdama, jau tai tau yra darbas. Bet jeigu tu, tvarkausi namus, ar taip aš juos turiu tvarkytis, reikia juos susitvarkyti, kaip aš galiu tai apžaisti ir paversti tai poilsiu? Kas tame gali būti smagaus? Pavyzdžiui, aš įsiplausiu vieną kambarį, jeigu jums labai nepatinka tvarkytis namus. Ir kai įsiplausiu kambarį, išgersi arbatos. Bet vat jau tuomet, kai gersi arbatą, pasidaryk tai ritualų. Galbūt ten kažką skanaus prie to prisidėk, ar su tokiu malonumu. Pasijaus, kad kaip princesė, kaip karalienė, va dabar aš geriu arbatą. Ir žinokit, labai šitas veikia, aš pati tai pastebėjau, kai aš turiu kažkokį darbą, kur nelabai noriu ar nelabai mėgstu, po to aš savo apdovanojimą, tą ale mažą saldainiuką. Tai iš tikrųjų ne saldainiukas, bet gali būti arbata, gali būti netgi pritupimai, padaryti kaip saldainiukus, tai aš stangrinsiu savo kūną, aš aktyvinsiu savo limfą, kažkaip. Galbūt aš tam pažiūrėsiu kažkokį trumpą video, ar kažkokią mokomą programą, ar paskaitysiu puslapį knygos, bet aš savo po to padarysiu tai, kas man patinka. Ar pašoksiu, tai brangioji, kas tau patinka. Ar galbūt pavalgysiu pietus. Užsidėkit tokį, ką aš po to padarysiu, o gal ten apsirinksiu gražią suknelę, pasijausiu labai gražiai šventiškai. Pasimotyvuokit save. Tuomet tas darbas, jis lengviau jums eisis. Jis jums iš tikrųjų bus kaip poilsio dalis, nes po to protas žino, jūs duosit savo kūnui kažkokį tai malonumą. Tai brangiosios. Ką dar galit? Su šeimos nariais praleisti. Apdovanokit taip save, su šeimos nariais. Ir šeimos narius pratinkit prie to. Man patinka viena mano pažįstama. Jinai sako, aš esu paskirsiu pasimatymą su vyru, ten numačiu, sako, penktadienis, jūs galite paskirti susitarti su savo vyru ar draugu, kad šeštadienis bus mūsų pasimatymas, kažkuriuo tai 2-3 valandas, ir jūs ten veikit, ką jūs ten norit veikti, ar eikit į kiną, ar eikit į šokius, ar eikit tiesiog pasivaikščioti, ar tiesiog būkit kartu, bet tai bus sąmoningas poilsis ir jau jūsų protas to lauks kaip malonumo. Ir kai jūs savo prisigalvosit tokį žaidimo formą poilsį, pamatysit, kaip jums bus visiškai įdomu planuoti tą poilsį. Ir jeigu žiūrint jau grandioziškai, kai jūs planuojat poilsį metams, verslo žmonės ką daro? Jie pirmiausia planuoja ne darbus, bet atostogas.
Taip, jie nusimato, va, tą ir tą mėnesį atostogausiu, tą ir tą mėnesį atostogausiu. Ir iki to, kad ir kaip jie sunkiai bedirbtų, aha, aš tik turėsiu atostogas. Va, jie tą saldainiuką savo protui jau parodė. Vietoj to, kad mes, tarkim, išmokinti, išpratinti, kad dirbam, ir jeigu bus laiko ilsimės, nes reikia nudirbti visus darbus, brangiosios brangiai, niekada nenudirbsit visų darbų. Niekada. Nes jų bus ir bus ir bus. Ir kuo jūs daugiau dirbsit, tuo daugiau tų darbų atsiras. Bet kai jūs dirbsit sąmoningai, darydamos poilsio pertraukėlės, pirmiausia susiplanavusios poilsį, produktyvų poilsį, nes galima ilsėtis ir nepailsėti, galima slankioti visą savaitgalį po namus ir nepailsėti, pavargti nuo savo minčių, bet kai aš sąmoningai susidėliojau, paruošiau protui saldainiukus tarp tų darbų, kuriuos turiu padaryti, privalau padaryti tarsi, ir save apdovanoju, va tuomet aš pradedu jausti, kad gyvenimas yra visai fainas, taip, kad tame yra smagumo, nes aš įjungiu sąmoningumą. Žmogus tuo ir skiriasi nuo kitų gyvų būtybių, kad jisai gali sąmoningai mąstyti, kad jis gali planuoti, kad jis gali džiaugtis. Taip, o tuo mes ir skiriamės, tai naudokim savo sąmoningumą sąmoningam poilsiui. Ir tuomet darbai, savaitės, tos 5 dienos, ar kiek jūs ten skiriat darbui dienų, jums bus malonumas. Nes jūs žinot, kai jūs į darbą eisit irgi sąmoningai, aš jau apie tai daug kalbėjau ir praeitam live, būtinai pasižiūrėkit video ankstesnį mano apie laiką. Jeigu jums šiuo metu apatija, arba buvo apatija, ar kažkoks nieko nenori, nes jūs nevertinat savo laiko. Jūs nevertinat to, kas jums duota didžiausia dovana. Tai netgi nesveikata. Jeigu jūs neturit laiko, tai jums ir geriausia sveikata neteiks džiaugsmo. Jeigu jūsų laikas jau viskas tiksi paskutinės minutės. Bet jeigu jūs turit laiką, jūs jį suprantat, jūs įvertinat, jūs turit tuomet galimybę eiti ir sveikti. Tai aš kalbu tom, kurios ypač turit lėtinių ligų. Arba emocinių dabar išgyvenimų, tokių, ne tai, kad išgyvenimų, bet tiesiog jaučiatės, kad nejaučiat gyvenimo skonio. Taip, tai mano klientės jau po 1-2 savaitės sako, aš matau kitaip spalvas, aš viską matau kitaip. Natūraliai viduje atsiranda lengvumo būsena. Taip, brangiai, kur aš noriu toje pakviesti? Kartą metuose aš darau nemokamą tokį, kaip ir, anksčiau vadinau iššūkį, dabar net nežinau, ar čia tinka tas žodis iššūkis. Galbūt ir iššūkis, nes kviečiu patirti gyvenimo skonį. Kviečiu pajudėti iš pastrigimo būsenos, iš ten, kur tu esi, ar tai sveikata, ar tai kažkokie finansiniai dalykai, ar tiesiog nesupranti, kodėl tu čia gyveni ir niekas tavęs nemedžiugina. Gal tu esi tam periode, kai keičiasi tavo hormonai, taip, virš 40 metų ir jau nėra taip, kaip buvo. Taip, tai aš tave kviečiu po šiuo video komentuoti noriu, arba priseksiu galbūt nuorodą, nes aš pakviesiu ne visus iš nemokamą iššūkį, todėl kad aš ne tik į savo programas labai atsirenku klientus, todėl kad aš vedu į rezultatą. Ne informaciją duodu, vedu į rezultatą. Aš net ir per nemokamą iššūkį vertinu savo laiką ir tavo laiką. Tai smalsučius visus patraukiam, jeigu tau tik, žvilgtelsiu. Dar tau nelaikas, brangiai. Tu dar, ar brangusis, nepasiruošęs pokyčiui, nepasiruošusi, tai žvalgykis toliau po Facebooką, mums nepakeliui. Bet jeigu tu nori pajudėti ir padaryti ne tik savo sveikatą, jeigu tu esi sveika, bet gal tiesiog nesijauti realizuota, nežinai, ko užsiimti, pas mane puikiai klientės atranda, kam jos skirtos, taip? Ką jos turi daryti ir pradeda tai daryti. Arba gal tu turi savo veiklą, samdomas darbas, nori karjeros laiptelių, gal tu užsiemi marketingu, gal turi savo verslą ir ten nėra augimo. Kodėl nėra augimo? Nes tavo energija tai irgi yra sveikata. Kuo tu daugiau turi energijos, tuo tu esi sveikesnė. Tuomet kūnas turi jėgos, energija tai yra jėga, save gydyti, pats save gydyti. Na, aišku, jeigu dar mes jam padedam, dabar yra tobulų priemonių padėti savo kūnui sveikti, galiu padėti apie tai irgi rašykit, čia jau minėjau, kurios turit lėtinės ligas. Aš pati turėjau lėtinę ligą, puikiausiai su to susitvarkiau. Tai va, energija. Tai jeigu nori šį iššūkį išjudinti savo energiją,
užsikurti savyje draivą, užsikurti savyje smalsumą gyventi, taip, nes tavo energija lygu, tavo sveikata lygu, tavo gausa lygu, tavo malonumas gyvenime, lygu tavo aplinkinių malonumas, nes tu iš savęs įspinduliuoji energiją, tą patį gauni atgal. Tai jeigu tu esi dabar apatiška, tai tu lygiai tą patį gauni iš išorės, apatiją ir nieko daugiau. Taip, brangioji. Tai komentuok noriu arba pildyk iš karto anketą, nes aš bet kokiu atveju, jeigu ir komentuosi noriu, pirmiausia, tai duosiu užpildyti trumpą anketą, kad aš matyčiau, ar tu tinki šiam iššūkiui, tiesiog noriu parinkti žmonės kažkaip galbūt su panašiais ketinimais, tikslais, arba bent pasižiūrėti, ar tu nusteikus. Čia toks kaip ir filtras. Nes jeigu tu netingi užpildyti anketą, tavo nes to nereikia. Tai eilinį kartą įlindai į IT technologijas, į Facebooką, paskrolinti ir toliau. Ir kai mes skrolinam tuščiai, su ta informacija nieko nedarom, mes atiduodam savo energiją. Vietoj to, kad mes save sustiprintume, save susilpninam. Beje, ir finansiškai susilpninam. Taip? Nes jeigu mes žiūrim, jokių mainų, nei laiko, nei širdutės, nei, toks kaip ir nuvertimas, gal aš ten galiu geriau, ar čia man buvo neįdomu. Pradėjo viskas, kas atėjo iki tavęs, tau yra reikalinga dabar. Ir niekas iki tavęs neteina, ko tau nereikia. Tau išklius tik tie video, jeigu tu dar vis mane žiūri, nes tau aukštesnė ta jėga, bet jinai eina per tave, tau nori kažką pasakyti. Ir jeigu tu tai suprasi, tu pajudėsi savo taško. Ir netgi jeigu tu esi pakankamai geroj situacijoj, bet jau tavęs manęs laukia kitas laiptelis, į kurį tu nedrįsti žengti, nes esi dabar tokiam tarsi optinė apgaulė. Kaip ir man viskas gerai, aš pati tame ilgai miegojau. Man viskas gerai, ko man čia stengtis, argytis, plėšytis, bet kai supratau, kad aš galiu daugiau žmonių padėti įvairiais būdais, masiškai galiu padėti, tada pas mane atėjo energija. Taip, tai vat, jeigu tu nori pajudėti į tai, kas tau dar daugiau įmanoma, komentuok noriu, tuomet arba iš karto pildyk anketą, tuomet aš tau atsiųsiu anketą, po anketos aš atsirinksiu ir pagal anketas ir pasikviesiu pusvalandžio pokalbiui tave, taip. Ir tik tada tu galėsi prisijungti prie mūsų nemokamo iššūkio, taip, kuris truks nuo 2 savaitės tikrai, kaip ir galvoju apie mėnesį, bet dar pramastysiu. Man viskas dėliojasi, tiesiog kuriejas man duoda informaciją, aš tik leidžiu per savo kūną. Viskas. Ir kai tai aš darau, man atsiveria visi žingsniai sekantis. Tai ką, brangioji, brangusis, apkabinu tave, aš esu Lina Lasi ir pas mane viskas, kas susijęs su fizinė ir emocinė sveikata. Kai pas tave yra fizinė ir emocinė sveikata normoj, kai to energija yra normoj, gausa yra tik pasiekmė. Taip? Anksčiau turėjau problemas ir gausai, bet dabar matau, kad kai žmogus yra emociškai ir fiziškai sveikas, gausa yra tiesiog natūrali, neišvengiama pasiekmė. Tai ką, apkabinu tave ir laukiu tavęs komentaruose arba iš karto pildant anketą.